Privačių miškų savininkai, norintys efektyviau tvarkyti savo valdose, padidinti savo prižiūrimų miškų ekonominę vertę, šiemet vėl gali teikti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytai paramai gauti. Šią paramą numatoma teikti pagal programos pirmos krypties priemonę miškų ekonominės vertės didinimas. Bus remiamas ir miškų jaunuolynų ugdymas, ir miško kirtimo, apvalios medienos ar biokuro ruošos technikos įsigijimas, tik tai skirtumas šiemet atsižvelgiant į nedidelį lėšų likutį yra tas, bus remiamos tik tos paraiškos, kuriuose bus prašoma paramos suma neviršys 150 000 litų. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama miškų ekonominės vertės didinimui gali naudotis privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, taip pat savivaldybės bei jų asociacijos. Numatytas paramos intensyvumas siekia iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tais atvejais, kai paramos prašoma mažos ekonominės vertės medynų ir krūmynų pertvarkymui bei jaunuolynų ugdymui mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse bei Natūra 2000 teritorijose, paramos intensyvumas 60% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Raginam pareiškėjus tai ugdyti jaunuolyną, o pagal antrą veiklos sritį remiame ir technikos įsigijimą. Tai yra pareiškėjai gali įsigyti medkirtes, medvežes, taip pat ir krūmapjovės, benzopjūklus, medienos ištraukimo traktorius. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama miškų ekonominės vertės didinimui pirmiausiai galės pasinaudoti tie pareiškėjai, kurie dar nėra gavę investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Taip pat prioritetiniais laikomi projektai, numatantys investicijas jaunuolynų ugdymui bei investicijas didesniuose nei 5 hektarų miško plotuose. Paraiškos pagal šią priemonę renkamos iki birželio 28 dienos.